Tai ką, Tapinai, svyla padai? Neramu, kad pasikeis valdžia ir tada neteksi stogo ir klausimus jau pateiks ne Skirmantas Malinauskas, o prokurorai? Tai jis arba savo nori kažko labai daug, arba dar kažkam kitam. Ne, Tapinai, taip pat savo naudos nori. Kaip ir tada, kai norėjai už kelias dešimtis tūkstančių įsigyti kokią 500 000 kainuojančią kontribį. Jisai pasako, arba mes, kaip didžiausi jūsų klientai, traukiamės ir tai bus didžiulis skandalas ir jūs turėsite labai rimtų bėdų ir klausimas, kiek dar kuriejų pasitrauks ir kas jūsų verslo iš viso laukia, arba jūs mum parduodate savo verslą mūsų nurodytomis sąlygomis. Kitaip tariant, apkaltino šantažu. Andrius Tapinas tai paneigė ir pareiškė, kad Malinauskas meluoja. Aš pasakiau tai, ką pasakiau. Andrius Tapinas nuslėpė esminę informaciją ne tik tai nuo visuomenės, bet ir nuo kitų kūrėjų, nuo savo draugų. Jisai nusprendė šitą situaciją pasinaudoti esminiais tikslais, pateikdamas pasiūlymą akcininkams nusipirkti jo nurodytomis sąlygomis įmonės akcijas už jo nurodytą kainą. Kitu atveju, kaip ir sakiau, jisai sakė, bus bėdų, nes aš pasitrauksiu ir apie tai viešai pranešiu. Yra garso įrašai, yra visa reikalinga informacija, čia visą išsisaugęs. Atėjo kitas rytas, Andrius sako, žiūrėk, mes nebeturim laiko susitikti su naujais investuotojais ir arba jūs sutinkat su mūsų pasiūlymu, arba mes išeinam viešai. Mes pasiūlėm tokią kainą, ji netiko. Ir tai buvo paskutinis variantas, kuriuo mes dar galėjom likti, kontribį. Tai kur aš pamelavau? Jie pasako lygiai tą patį, ką pasakiau aš, tik tai jau, kai tai yra paviešinti. O gal, Tapinai, papasakosi, kaip iš savo darbuotojų reikalavai atiduoti daugiau kaip pusę atlyginimo? Ir tada sutarėm ten dėl atlyginimo, tuo laiku, man atrodo, 1500 litų. Praeina mano pirmas mėnuo. Svetbanko bankomatas, įsikišu kortelę, žinai, o čia šiandien turėčiau algą gauti. Praeina gal, žinai, pusvalandukas, aš ten jau kažkaip čia planuoju, kurį aš čia barą eisiu atšvesti. Skambina man pinigų kartos buhalteris. Sako, žiūrėk, ten kur pervedėm, tai štuka 5 tau, o likę tai Andriui. Tai pervedu šios Tapinai, nueinu į darbą ir su to buhalteriu sakau, tai pasišnekam, kas čia buvo. Nu, sako, matai, Andrius negali gauti daugiau kaip 100 000 per metus, nes reikės PVM mokėti. Kai mes kalbam apie kontribį, vienas iš ikiteisminio tyrimo straipsnių yra apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas. Tai yra nesumokėtas PVM. Dabar sėdi žmogus, kuris neslėpia savo vardo, pavardės, savo veido ir viešai podcaste pasakoja, kaip dirbdamas pinigų kartoje, jisai pervedindavo pinigus Andriui Tapinui tam, kad būtų išvengta mokestinių prievolių, tai yra PVM mokėjimo. Iš esmės jis pasakoja apie labai panašią schemą, kaip nuo visuomenės buvo nusukami mokesčiai. Kartu ta schema primena kai kuriuos liūdnai pagarsėjusius politikus. Fiktyviai įdarbina asmenis, kuriem neva tai moka algą, o paskui šie asmenys tą algą jam turi grąžinti. Man asmeniškai tai skamba kaip visiškai skandalinga informacija. Tu skaidrini kitus, bet pats esi įsivėlęs štai į tokias schemas. Ir tau skamba, žinai, iš tavo praeities kažkokie ateinantis dalykai, iš tavo tėvų praeities. Tapinai, geriau papasakotum, kokiu būdu Tamstos tėvo kelionės po kapitalistinės šalis buvo laiminamos. Aš netikiu, kad tai vykdavo be KGB pritarimo. O gal Tamstos tėvas buvo tiesiog KGB agentas? Sutarkime sąžiningai. Kartu siekime KGB bendradarbių sąrašų paviešinimo, KGB archyvų paviešinimo, kad įvairūs piktavaliai veikėjai negalėtų meluoti naudodamės informacijos slaptumu. Manai, kad čia ir buvo pono Žuvies nesėkmės priežastis rinkimuose? Galantiškas perkamų parduodamų kitokių pasikalbėjimų vedėjas. Prisimenate 12 000 eurų, kuriuos Sveikatos apsaugos ministerija sumokėjo už valandos ar kelių laidą? Yra profesija, kurioje prekiaujama kūnu. Bet yra ir tokia, kurioje prekiaujama įtaka ir poveikiu. Suprantu, kad lengviausiai prikibti prie Igno pavardės. Todėl menko padorumo asmenys tą daro su pasimėgavimu. Įsivaizduokit, dabar yra akvariumas, ten plaukėja vėgėlė, ateina Karbauskis, įkiša kojas ir jam vėgėlė, visą žvynelinę nuvaldo. Puikia metafora, Tapinai. Tik norėčiau ją šiek tiek patikslinti. Lietuva įkelia savo žaizdotas visokių Bartoševičių, Navickienių, Stepukonių, Masiulių, Tapinų ir panašių parazitų apniktas kojas į akvariumą. Atplaukia vėgėlė su komanda ir parazitų nelieka.